Tai bus antroji tos kosminių ir gyvenimiškų keistenybių apžvalgos dalis. Ir čia norėtų dar kartą paminėti, kad mes, aišku, negalim gal išsamiau patyrinėti visų norimų temų. Taigi mes bandome tokią sudaryti galimų studijų schemą, kurią kiekvienas tyrinėtojas gal kiek savaip sudarytų, įtrauktų, gal dar kažkokias, ką aš visai galbūt nepaminiu, arba kaip tik kažką atmestų. Pradėkime gal nuo to, kuo mes baigėme praeitą sykį, o tai buvo mūsų praeities amžių paslaptis. Ir čia. Šį kartą ekranas toks nedidelis, bet laikysim, kad vaizdai netokia esmė, kiek matosi, galime įsivaizduoti, kiek jau nesimato. Ir čia mes prisimename dabar tokius jau terminus paleokontaktas, paleovizitas. Tokie visai moksliški terminai, tiesa skamba taip. Ir ne veltui, nes tai, kad kiek galėjo tapti mokslo šaka tuo metu buvusio Tarybų Sąjungoje apie 1960 metus maždaug. Tikrai žymus iškilus tuo metu mokslininkai Michailas Agrestas ir toks žymus rusų rašytojas Aleksandras Kazancevas, dar kiti mokslo akademijos nariai, plus tai yra išsimokslinę žmonės ir jie bendradarbiavo su kosmonautais, tai buvo bendravę su užsienio panašiais specialistais profesionalais. Žodžiu, jie visi bendrai susibūrė į tyrimo grupę ir padarė išvadas. Galima iškelti pilnai pagrįstą hipotezę, kad kažkurias iš mūsų senasias kultūras, ir galbūt ne vieną, greičiausiai, kad ne vieną, o kelias iš jų yra praeityje aplankę svečiai, ir čia kaip jau be pavadintumėm, iš kitų planetų, iš kitų dimensijų, iš kitų pasaulių, bent jau tikrai iš kažkokio kito gyvenimo zonos, erdvės, visiškai nebūdingi tai kultūrai, visiškai netipiški, tik tai, kad gali pavadinti iškritę iš dangaus. Bet tokių apsilankymų greičiausiai yra buvę ir paleo vizitas tai reikštų tie graikiški žodžiai, iš kurių buvo sudarytas šis terminas. Ir paleo kontaktas tai būtų ta antra dalis, kaip po jau su jais išėjimas į kontaktą, bendravimas. Ir koks jisai be būtų buvęs, greičiausiai tai galėjo būti ir pasidalinimas patirtimi savotiškas. Kitaip tariant, jeigu jau kažkas apsilankė hipotetiškai kokie svečiai iš kitur, tai jie greičiausiai yra atstovai labiau išsivysčiusios civilizacijos, be abejonės negu tuo metu buvo Žemėje, bent jau taip įsivaizduojame, mes kalbam apie senus laikus. Tai greičiausiai tas pasidalinimas patirtimi, tai toks juokingas pasakymas ir tai būtų... Labą dieną. Tai reikštų labiau tai, kad kažkas atvykę iš tenais atveža kaip tik tas žinias, atveža kažkokias progresyvesnius išradimus, informaciją, galbūt kokias idėjas. Nes, kaip žinia, daugelis mitologijų pasaulio pažymi tokį dalyką, kad pagrindiniai išradimai žemdirbystėje net ir tokie svarbus dalykai kaip raštas. Pavyzdžiui, jie visi yra mitologija atsispindi kaip duoti dievų, dovanoti dievų. Arba kartais iškovoti, kartais pagrobti iš dievų, ar kaip ten bebūtų, bet mitologija tai gausiai atsispindi tas dalykas. Tai nėra taip, kad kažkas tai iš vidaus tos kultūros, kažkurie atstovai, jie išrastų tokius labai svarbius kultūros vystymosi dalykus. Dažnai tai yra atnešama iš išorės ir išorės tokia prasme, kad ne iš kaimyninės kultūros, būna aišku ir tokiu atveju, bet dažnai tai yra tiesiog iš tos kasdieninio sąmonė nesuvokiamos terpės, kuri vadinama tiesiog kita, iš dievų pasaulio, kaip tai laisvai ir be jokių problemų įvardindavo tas senos kultūros. Taigi šie rusų mokslininkai tuo metu išvystė nemažai tą tyrimą ir paskelbė straipsnių ir mokslinėse leidiniuose, ir mokslo populiarinimo periodikoje tuometinėje. Ir greičiausiai netgi valdžia galėjo palaikyti, aš turiu minti tarybinė valdžia tuo metu šią tyrimų sritį, nes jinai, kaip patysiniai valstybė, jinai gerai tiko tuo, kad jinai galėjo išmušti tas nebūtinai tik tai krikščioniškas doktrinas, bet ir kitų, ypač primityvių kultūrų tikėjimo priežastis galėjo paaiškinti labiau, kad tai visai ne dievai, ne dieviški ten avatarai apsireiškia, bet tiesiog ateiviai iš kitų civilizacijų, kurie, kaip mes šiuolaikinės technologijos žmonės, galim pasirodyti galbūt primityviam kultūrom šiandien, jeigu kažkur atsidursime, nuvyksime. Ir tai tarytum labai daug ką paaiškina, gali išmušti
kai kokius kultinius įsivaizdavimus religijoje. Puiku galėjo valdžia tą, aš taip įsivaizduoju, palaikyti sritį, kol jie pamatė, kad šitas dalykas, aišku, taip pat gali išmušti sėkmingai ir, sakykime, dar vieną teoriją, lygiai taip pat kaip ir kai kurias konservatyvia akim žiūrint religinės vertybės, nes, kaip mes žinom, ir atstovai konkrečiai net krikščionybės, jie gali labai įvairiai suprasti taip pat šitos tokius dalykus kaip žmogaus kilmė, kultūrų vystymasis, vieni labai konservatyviai siaurai ir viską, apie ką čia mes kalbame, galėtų priskirti šėtono inspiruotiems pasakojimams ir idėjoms, o kiti gali pažiūrėti daug plačiau. Taigi galiausiai šie rusų mokslininkai, jiems neišpuolė garbė būti pasižymėti pasauliniu mastu kaip išvystusiems paleo kontakto idėją ir tas išpuolė gal labiau žymiam šveicarų rašytojui ir, aišku, tyrinėtojus, tai vis tiek laiko save mokslininku, nors jis nėra akademinių sluoksnių pripažįstamas kaip o toks, bet tai yra Erik von Daniken, daugelio knygų autorius ir 1967 metais jis išėjo į areną su pirma tokia knyga, angliškai tas pavadinimas Chariot of the Gods ir Dievų vežėjčius buvo ir filmas to sukurtas tokiu pavadinimu, nes knyga ypatingai buvo populiari ir sėkminga komerciniu požiūriu, jinai išėjo ir tuo metu Vokietijoje ir verčiama buvo visai į kitas kalbas. Niekas turbūt nesitikėjo, kad šitokio populiarumo susilauks ši keista tema, kuri, aišku, tik tai pradžioje buvo laikoma kontroversiška ir be ypatingo mokslinio pagrindo. Ir toliau, žinoma, ir Erik von Daniken susilaukė pasiekėjų ir kaip teigiama, gal ir geresnių tyrinėtų už jį patį, nes jis tai neturėjo to reikiamo išsimokslinimo, galbūt tose svarbiausiose srityse, kaip archeologija, sakykime, ko reikalauja kaip tik šitokio pobūdžio tyrinėjimai. Tačiau jisai buvo pirmas, jisai kaip pramušė tą temą plačių mastų ir su jo dažniausiai siejasi šitas sritis. Kas link mitologijos, kaip buvom paminėtai, kaip medžiagos tyrimui tokiam atveju, nes tai archeologija yra labai svarbi dalis ir artefaktai, meno dirbiniai, kultūros paminklai, bet mitologija yra svarbi tuo, priklausomai kaip mes į ją žiūrime, jeigu mes laikome, kad tai yra lyg metaforiniai pasakojimai, siekis perduoti žinias, išminti iš kartų į kartą, tokiu filosofiniu labiau būdu, bet būtent metafora būtų raktinis žodis šitoje srityje. Tai tada susidaro vienoks požiūris į tai ir tyrimo būdas, kuris dominuoja galbūt akademinė terpė, susiformuoja irgi atitinkamas. Ir jeigu mes žiūrime į mitologijas kaip į senų kultūrų kronikas, kaip bandymą aprašyti tai, ką žmonės patyrė, išgyveno, matė, didžiąją dalimi. Aišku, kažkiek tai dalyvauja žinių perteikimas, alegorijos ten gali būti įvairios ir noras perteikti išmintį, bet tačiau tai yra didelė dalimi gali būti konkrečios kronikos, tikrų įvykių. Ir čia tarp kitko šitoje vietoje mokslas prieštarautų pats savo, nes dažnai yra sakoma, senosios kultūros neturėjo pobūdžio fantazuoti, išrasti dalykus, išgalvoti. Jos dainavo, ką matė, kaip sakoma, ir negali būti tokių dalykų. Bet šiandien tyrant kai kurius mitologinius dalykus, jeigu mes įsigilinam juos labiau, sakykime, ten senus netgi hinduizmo tekstus, kur, čia kaip mes minėjom kartą, kur dievai skraido kaip vežimės, kur daros taip pat dalykai ir bendrai tie tekstai, kaip kad ir Mahabharatas, toks žymas klasikinis tekstas, jis gali priminti kažkokią kombinaciją žiedų valdovas su žvaigždžių karais, kažkokį lydinį, ten dedasi ypatingi dalykai, ten yra ir maginiai dalykai, mistiniai ir kartu tokie dalykai, kuriuos mes įvardintumėm šiandien kaip technologijos stebuklais, kaip ypatingais pasiekimais, yra tokie lyg žmogiškai visiems laikams suprantami dalykai, kaip gėrio blogio kovos, tenais stipresnių rungtynės, ar kaip tik apgynimas ir prieš. Visi tie tokie psichologiniai svarbus žmogiški elementai, visi dalyvauja tenais, visi tie pamokymai yra klasikiniai, jie yra suprantami šiandien. Bet jeigu mes žvilgtarsime į tai, kaip į mitologiją, kaip bandymą užfiksuoti arba perduoti iš kartų į kartas einančius konkrečius įvykius, tada mes galėtumėm atskleisti visai naują tyrimo kampą, kokiu mes galėtumėm įeiti į tai. Ir tai buvo taip pat darbinė tokia, sritis, kurią
ir minėti rusų mokslininkai rimtai įtraukė į savo, taip sakant, dienotvarkę. Ir gal net daugiau negu minėtas Erik von Danikenas ir kiti tuo metu labai išgarsėję paleokontakto šalininkai. Tačiau, manyčiau, tai labai įdomi ir svarbi sritis, būtent būtų mitologija šiuo atveju. Ir, aišku, archeologija taip pat, ir mes dar sykį čia prisimenam, ką žiūrėjom praeitą kartą, jau kiek, aišku, vėlesnių kultūrų ir vėlesnių amžių. Piešinius čia daugiau religinė tematika ir atitinkamuose vietose, šventyklose ar kulto pastatuose, vadinamuose. Būtent dailininkų įsivaizdavimai, kurie greičiausiai atspindi tai, kas iš kartų į kartas perėjo ir ką mes šiandien galime matyti kaip objektus ir juose skraidančius astronautus, pavadinkim jau labai šiuolaikiška kalba. Arba kitose paveiksluose atspindi tai, ką mes galėtume vadinti nebent komunikacijos priemonė transliatoriamis su antenomis, kuriuos reguliuoja dievai. Taip pat tokie ypatingi svarbus įvykiai net ir Naujajam testamente, kaip krikštas, vandens krikštas, čia turime minti Jono krikštas, vandeniu. Dailininko vaizduotė mums šiandien gali ypatingai pasirodyti panašus į su ufologinė tematika susietus vaizdus. Taip pat ir jau visai nereliginė tema, keletas vaizdelių, mes jas, taip pat ir religinė, mes jau juos tuo metu žiūrėjom ir dar kartą čia tokiam įsivažiavimui į temą tolimesnę, čia kaip tik, mes minėjom Mahabharatą ir tiktų, aišku, ir daugeliu kitų klasikinių Indijos tekstų šitas dalykas ir ne tik Indijos, ir mes tą randame kitose, čia kažkur dabar jau. Va čia kinų ir japonų mitologijoje, religiniuose tekstuose atsispindi galybė skraidymo įrangos, tų stebuklų, kurie, aišku, ilgą laiką figuravo kaip stebuklai, bet mes technologijos laikais galim staiga visai kitą įžvalgą pamatyti tame. Kol mes prieiname dar kartą bendrai prie tos idėjos, kas mus riboja tame, kad, sakykime, kad mes negalim įsileisti iš vis tos minties, kad senose kultūrose galėjo būti išsivyščiusi technologija. Iš viso. Kas mus riboja, pavyzdžiui, mintyje. Mes taip įpratom tą žiūrėti kaip į linijinį vystymąsi nuo žemo lygio intelektualinio formato iki labai išsivyščiusio ir vienintelė kryptis, kuri prasideda kažkada, kai primatai vystosi. Nėra aišku, kokiu būdu jie įgauna visą tą polėkį ir tą sukaupia tą kondiciją atitinkamą, kai jie tampa išsivyščiusiais žmonėmis. Žinoma, mes čia kalbėjom kartą ir atskiroje paskaitoje apie tai, dabar ir neišsiplėsim, tik jokiais keletą momentų. Ir kitaip tariant, ta alternatyvi idėja būtų tai, kad visai netos galbūt tai buvo vystymasis ir žmonija vystėsi kelis kartus, jinai galėjo išsivystyti iki tam tikro laipsnio, galėjo viskas subirėti, sugriūti dėl įvairiausių priežasčių, tiek galbūt natūralių, kurias mes puikiai įsivaizduojam, kokias gali būti šioje planetoje Žemė ir pačios įvairiausias. Ir taip pat dėl pačių žmonių veiklos, aišku, kaip griūna kultūros, mes irgi taip pat žinom. Ir tiesiog mes žinom atitinkamą laiko tarpą, kuris istoriškai patvirtintas ir mes žinom, taip, ten irgi buvo sugriuvo, vėl vystėsi, bet mes ignoruojam tai, kas jau galėjo būti iki tol, sakykime, tokius dalykus kaip Atlantida, žmonės pasitinka toli gražu ne visi ir mokslas dar kol kas visiškai nenori žiūrėti rimčiau į tuos ankstesnius laikotarpius, kurie duotų geresnį pagrindą šiai idėjai, kad senuose laikuose galėjo būti aukštesnė civilizacija. Todėl, kad kartais tai teigiama, kad tiesiog nebuvo laiko išsivystyti, jo negalėjo būti, kadangi mums žinomas tas moderniškas pasaulis, jis labai jaunas, jis labai trapus ir išsivystęs labai staigiais, tokiais kvantiniais šuoliais praktiškai ir galėjo būti tik taip ir ne kitaip ir niekada, aišku, anksčiau negalėjo būti. Tačiau daugybė yra net ir archeologinių faktų, kurie rodo, kad kaip minimum elektra buvo žinoma senosiam kultūroms. Tai yra ne tik Aleksandrijos švyturys, sakykime, yra viena iš tokių mislių, kurį labai verčiam bent jau pastudijuoti tą sritį ir pažiūrėti, ar tikrai negalėjo būti tokių dalykų. Ir tuo konkrečiu atveju, galbūt kitais atvejais, panašiais, nebūtinai švyturio atveju, bet kitų tokių reiškinių, netgi kaip ir žinoji Sandoros skrynia, biblinė, čia dar senesni laikai. Ar dar
daugybė kitų dalykų, kurių mes tiesiog jau dabar neįsiplėsdami neišvardinsim, bet yra galybė įdomybių senovėje, kurios liudytų mums šiandien apie tikrai išsivyščiusios civilizacijos galimybę. Kuo tai svarbu šiai temai tokia platesnė prasme, jeigu mes jau lyg pradėjom kalbėti labiau ufologinę tematiką, to, kad dažnai būdavo sakoma, niekam neužtenka laiko išsivystyti iki tokio laipsnio, kad po to perkirsti atstumus tarp planetų, atskristi, apsilankyti kitur. Ir tas užsifiksavimas tik tai vienos formos vystymėsi, kaip tai vyksta Žemėje, kaip vystasi mūsų technologija. Jisai dažnai labai susiaurina tą įsivaizdavimą, kaip tai gali būti iš viso. Ir pripažinimas to, kad egzistavo be mums žinomos dar ankstesnės civilizacijos, kad žmogaus jau amžius yra daug senesnis, ką paliudija tikrai tiek archeologiniai radiniai, tiek raštai, jeigu būtent mes kitaip pažiūrėtume mitologijas ir religinius tekstus. Čia aš praeitą sykį, kiek neteisingai paminėjau, tokia žyma Michael Cremo knyga, jinai vadinasi Human De-Evolution. Ten pilnas pavadinimas būtų Žmogiškoji deevoliucija vedų alternatyva Darvino teorijai. Ir jo mintis buvo tokia, Michael Cremo čia pagarsėjo vienas iš tokių skanalingesnių autorių, buvo išleidęs pirmą knygą Forbidden Archaeology, kartu su tokiu autoriu Richard Thompsonu. Jie dviese parašė knygą, kas juos iškėlė į visuomenės dėmesį, tiek akademinės bendrijos taikinėje atsidūrė, tiek plačios visuomenės to, kad jie surinko gausybę tų faktų archeologinių ir kitokių, kurie bylojo ir apie senąją tokį žmogaus kilmę ir amžių, kuri visiškai netitinka tos oficialios mokymo doktrinos žinomos mums kiekvienoj akademinėje institucijai. Ir taip pat jie bylojo ir apie tą kur kas labiau išvystytą technologiją, daugiskaitą galima pasakyti technologijas, kurias turėjo senosios civilizacijos. Nes tie dalykai archeologijoje siejasi, yra daug anomalinių radinių, kaip tik būtent vadinama anomaliniais dėl to, kad jie yra lyg iškritę iš kito laiko, kai tu randi plaktuką, lyg paprastą, medinis kotas ir gražus metalinis kujelis viršui ir tai yra, sakykime, 100 metų senumo sluoksniai, aišku, tai nieko tokio, bet jeigu tai yra 100 metų senumo geologiniam sluoksniai vadiname, aišku, tai iš karto 100 000 būtent, ar dar senesniuose, tai išmuš iš vėžių. Taip, kad nieko kito negalima pasakyti oficialiai, tik tai, kad galbūt archeologai iškrito, tai iš kišenės plaktukas nukrito tas sluoksnis, nieko kito niekada negalima būtų pripažinti, nors yra gausybė tikrai oficialiai labai išsamei registruotų tokio tipo ir tokio lygio atradimų, kurie tikrai neįsipaišytų jokią mūsų esamą pasaulėžiūrą šiandieninę. Ir praėję šitą pastebėjimą, čia dar mes keletą vaizdų apie galimą elektros egzistavimą netgi Egipte senovės ir dar keletas vaizdinių apie tai, kaip visgi ypatingai buvo preciziškai pjaustamas akmuo Egipte, sakykime, kur laikoma, kad viskas yra primityvia technika, būtent rankų darbo būdus, su koptukais ir peiliukais, dariniais buvo viskas daroma kokiais ten, kurie jokių būdų negalėtų dabartinių specialistų, būtent akmens apdirbimo specialistų požiūrių, jokių būdų negalėtų būti padaryta. Taip pat mes čia peršokam į Mezoameriką, kur be šitų ypatingų statinių, labai panašiai kaip ir į Egipto atveju pastatytų, taip pat atrasta buvo vaizdelių. Čia kiek toks nukrypimas, tik kita tema buvo, kur labai, aišku, daugam linksmai skambėjo, kad šitie artefaktai liudytų, kad dinozaurai arba jie egzistavo daug ilgiau negu mokslas oficialiai teigia, kitaip sakant, yra daug jaunesni, nes atrasta buvo beveik 30 000 skulptūrėlių pradžioj Meksikoje, čia Valdemar Ljustrudo kolekcija nuo to laiko vadinama, jis daugumoje surinko jos, kurie liudija arba, kad žmonės gyvenę toj senoje Amerikos kontinente senajame puikiai žinojo, kaip atrodo daugelis dinozaurų rūšių ir galėjo jos tiksliai atvaizduoti keramikoje, kur išliko, nes jinai yra tikrai to laikmečio keletos tūkstančių metų senumo, kai jokių žinių oficialiai apie dinozaurus nebuvo, iš viso tam kontinente jau jokių būdų. Taip pat Peru dabartinėje teritorijoje buvo atrasta
kita panaši kolekcija, tokia savotiška biblioteka akmenyje, kurie atsispindi anos ar gal dar senesnės kultūros gyvenimas ir įvairius aspektai gyvenimo. Aišku, skeptikai tai viską, kaip ir tą anksčiau paminėtą atvejį ir kolekciją ir tiek šitą jie braukia, kad tai yra griniausia padirbto nuo iki ir tai būti negali. Tačiau čia yra pakankamai gerai tyrinėti atvejį ir ten gali būti padirbtas vienas kitas momentas, gali būti įsipinę avantiūristų, gali kišti vardan kokios komercinės sėkmės ar interesų dalykai, bet daugumo tai yra atvejai, kurie didelė dalis artefaktų yra tikri, jie yra praėję bandymus. Ir juose atvaizduoti, sakykime, žmonės žiūrintys teleskopų, tie patys dinozaurai, nes čia daugiausiai siejasi su ta problema tuo metu, būtent kriptozoologijos. Bet mes šiandien kiek kita prasme ir taip pat keisti žemėlapiai, kurie atsispindi tuos akmenys. Mano manimu labai įdomi yra tiek sritis, tiek šitie konkrečiai atradimai. Jų yra ir daugiau, aišku, ten visam pasaulyje, bet Amerikoje buvo ypatingi tokie. Ir grįžtant prie to plaktuko, kurį galima, sakykime, čia iš tikrųjų buvo toks dalykas, kaip plaktukas buvo rastas labai senose geologinėse sluoksnėse, tai yra video filme užfiksuotas dalykas buvo. Ir visa istorija įdomi tokia pateikta. Tai kai jis randamas buvo tose sluoksnėse, aišku, tas išmušdavo iš vėžių bet ką, ne tik archeologus, bet ir visų kitų mūsų mokslo institucijų specialistus. Nes čia nėra taip, kad tik archeologija pakeistų viską radikaliai, sakykime, tokie faktai, kurie, jeigu jie būtų pripažinti pilnai, jie pakeistų visą mūsų mokslo sistemą, nes mes suprastumėm, kad tai labai daug kas siejasi su tuo, kaip mes žiūrime į žmoniją, jos amžių, jos kilmę, tai visa mūsų mokslo sistema praktiškai su to susieta. Atrodo, tai pakankamai nutolę dalykai, labai skirtingi, mūsų mokslas pagrįstas to, kad labai viskas išskaidyta, mokomasi atskiromis dalimis, tačiau tokie radikalūs pokyčiai, jie keistų viską. Kaip ir Michael Krimo buvo idėja tokia, kad suprasti arba tirti, sakykime, kokia yra žmogaus, ne tiek gal kilmė, kiek žmonės amžius. Na, aišku, ir kilmė, tu gali tada, kai ir tai priklauso nuo to, kaip tu supranti, kas yra žmogus pirmoje eilėje, koks jis yra, kaip jisai atsiranda ir kokia jo yra evoliucija. Ne veltui jis knygą pavadino The Evolution, nes jis laikė, kad galima žiūrėti visai kitaip, kaip tai teigia Vedos, kad tai yra ne iš šitos būsenos žmogus kažkur evoliucionuoja, bet pirmiausia jis iškrenta iš aukštesnių planų visais atvejais. Galima kitaip kažkaip įvardinti tą faktą, kaip ir įvardintų bet kuri kita religija. Visais atvejais tai yra vienas tas pats reiškinys, kryptis yra tokia, kad iš aukščiau ateina siela, kai kur vadinama, sakykime, neapsiribokim kokiu nors vienu pavadinimu, ko abstrakčiau bandykim įvardinti. Ateina ta esybė, kuri įsikūnija ir pradeda patirti fiziniam kūne ir gyvena čia žemėje. Visais atvejais mes ir ne tik jau religijos ir mokslas jau daugelį atvejų nori, nenori, besirangydamas vis tiek pripažįsta tos dalykus, kad yra taip, kad yra kažkas daugiau, ten sprenta, kaip mylimo miru. Ir vat kryptis yra tokia ir daugelį atvejų tai yra vien tai jau yra mūsų tokia savotiška evoliucija į kitą pusę ir bandymas lyg iš naujo atgauti savo būseną, savo tam tikrą sąmonės lygį, savo suvokti apie save daugiau, sužinoti. Tokia mūsų evoliucija yra galbūt ta tikra prasme, kuri mums skirta, kai mes pradedame kelionę fizinėme pasaulyje, tai vadinama gyvenimu. Čia buvo trumpas toks nukrypimas, labiau filosofinis. Ir grįžtant prie to plaktuko, kai jis gali būti atrastas gilios archeologinėse sluoksnėse, tai stulbina, bet dar tai labiau stulbintų, jeigu tai būtų atrasta tokiose vietose kaip kitos planetos. Tegu ir mums labai žinomos, kaip kad Mėnulis. Ir mes čia pereiname prie tokių anomalijų, vadinamų kosminių anomalijų, arba netgi tai vadinama kartais, čia angliško termino gal nelabai išsišvės, ne taip svarbu, tai kosminė archeologija šiuo atveju tai pavadintume. Kaip sakant, tyrimai keistenybių kitose planetose, mums artimose, pagal atstumą bent jau šiuo atveju turime minti. Tai yra sritis, į kurią galima žiūrėti labai įvairiai. Kai kurios ufologų organizacijos ir kai kurios grupuotės absoliučiai ignoruoja tą dalyką ir nepripažįsta, kai kurios kaip tik sako, kad reikia tą tirti, negalima atmesti šitų dalykų, reikia atsižvelgti faktus. Tai yra įvairūs požiūriai, tai, bet jau plačiai aptardami visą šitą sritį mes negalime, aišku, nepaminėti, kaip ir iki tol kalbėto paleovizito, paleokontakto problemos, taip ir šią. Ir Mėnulį yra galybė anomalijų per visą tą laiką, kiek Mėnulis buvo tyrinėtas. Yra sukaupta įvairiom formom, įvairiais būdais, nuo pirmųjų astronomų pastebėtų keistenybių, o tai buvo labai gerai dokumentuota ir tuo metu necenzuruojama ir mes šiandien žiūrėdami
praeitį galim labai įdomiai išvelgti tai, ką jie pastebėdavo. Mėnulyje matomi švytėjimai, judantis objektai, ne už šiais laikais, bet ir ankstesniais laikais tai buvo, kurie skraido aplinkui, judantis objektai, kupolai, švytintis įvairiais švytėjimais. Jau kaip minimum užfiksuoti yra įvairiausi objektai, kurie galėtų priminti labai tikslių geometrinių formų griuvėsius, kurie gamtoje, kaip taisyklė, negali būti tokie, kaip teigia specialistai. Sakykime, tai ne mano toks užtvirtinimas, bet būtent tikrų specialistų tos srities. Daug kalbų sukėlė ten va tas Crystal Castle, šitą vadinamas tokio rūmas, kuris galybę kilometrų virš paviršiaus. Čia, aišku, nėra kokybiškosios nuotraukos, kad suprasti, bet tiesiog čia labai trumpas paminėjimas. Tų nuotraukų yra daugybė, kurios liudija, kad yra keistenybės Mėnulyje. Kaip mes bežiūrėtume, tai buvo ir keisti debesis, ir stiklo statiniai. Ir tuo metu aišku, kad ir dabar, jeigu prieš keletą metų, nuo dabar čia pasakytum, kad ir pagaliau prieš pusę metų pasakytum, taip, debesis buvo Mėnulyje ir kalbėtume apie vandenį Mėnulyje, visi tik nusijuoktų. Tačiau jau kaip žinia, jeigu kas girdėjo domisi, NASA yra pasakos apie tai, aš čia turėjau tekstą dabar. Trumpai tik pasakysiu, kad Mėnulyje yra atrastas vanduo ir ne tai, kad lašas ar molekulė, bet televizijos laidoje NASA atstovas su kibiriuku stovėjo, bičias ten sakė, va, tiek mes to vandens galim prisemti. Pabandykit įsivaizduoti, kas būtų buvę pasakius prieš, sakau, kad ir pusę metų, visi tik nusijuoktų apie tai. Taigi, aišku, tas dalykas, čia jau mes įeitumėm į tai, ką, aišku, irgi labai įdomu aptarinėti apie tas visas, bent jau teorijas, priedangos ir tų faktų nuslėpinėjimo, po truputį atverinėjimo, liaudžiai ir taip toliau. Tai kiek kitas rytis, galbūt vėliau dar tada, bet aišku, čia galima pridurti, kad NASA gal net labai savo norų atvėrė tą informaciją, greičiausiai žinojo jau anksčiau apie vandenį ir apie kitus, gal išiškės vėliau anomalinius dalykus Mėnulyje. Tiesiog, kai Indija paleido satelitą, kitos šalis paleido iš tikrųjų ir pradėjo labiau fotografuoti ir net Mėnulį, išaiškėjo, kad jie gali aplenkti, tos galbūt šalis gali viešiau pareikšti savo visuomenę apie tai. Ir tiesiog Amerikos bėgų žakių pasakė, kad taip, tvarkoja, viskas yra vanduo. Marsas, kita planeta, kuri yra sąlyginai netoli mūsų ir kuri yra kaip su Venera kartu laikoma Žemė, Venera, Marsas, tai yra tokios panašios planetos ir tokios giminaitės tarpusavį. Ir aišku, jau čia nuo seno tie debatai, kaip tas Marsas, žinoma, tais laikais iki bet kokio Marso tyrinėjimo, tai buvo netgi tvirtai manoma, kad Marse tikrai yra civilizacija, ten viskas tvarkoja, ten gali skristi, gali radio signalų bandyti ryšį megzti, yra dar net ir iki Antro pasaulinio karo Amerikos karinė vadovybė, kai kada telegramos tokios yra išlygiai. Jie pilnai tikėjo, kad Marse yra civilizacija ir kad galima laukti iš jų radio signalų, jie kreipdavosi astronomus pilnu rimtumu. Po to, aišku, po Marso tyrinėjimo buvo visą tai staiga paskandinta ir pasakyti, aišku, ten yra tuščia, nieko nėra ir viskas tvarkoja. Tai jie mokslą dešimtmečiais ir mes jau dabar gyvenam, aišku, laikais, kai mes esame išsimokslinę ir nėra jokių abejonių, aišku, kokia kalba gali būti apie kokią gyvybę Marse, apie kokius ten ženklus netgi tos gyvybės. Ir vėlgi palengva tas dalykas sukasi kitaip ir dabar jau žinome, kad ir oficialiai Marse taip pat jau yra kalbama apie vandenį. Ir aišku, tai jau kalbama oficialiai, bet daug laiko iki tol didžiulės kontroversijos sukasi tyrinėjimo sferose. Ir va čia nuotrauka yra vienas iš tų gal tokių jau įdomiausių vaizdelių. Tai buvo Marse, kaip mes žinome, buvo nuskambėjusi serija piramidžių, buvo veidas Marse, kuris tapo žymiausias, gal toks artefaktas Marse ir iki šiol kelia diskusijas. Bet gal mažiau žinomi tie naujesni tokie faktai nuotraukų pavidalu ir dažnai oficialių nuotraukų pavidalu, kurios galbūt arba buvo nuslėptos ar cenzūruotos, ar tiesiog parodytos senesniais laikais, kai nebuvo kompiuterinio tyrimo galimybių, kai nebuvo įmanoma išdydinti. Buvo tokių atvejų NASA's istorijoje, kai jie paleisdavo tas nuotraukas tik lengvai retušuodami ir net negalvojo, kad atsiras tokia technologija, kuri galės viską išzoominti, skaidyti pikseliais ir pamatyti, kur yra retušuota, kur yra daryta. Čia aš ilgesnė istorija, bet trumpai tariant, va šitie greičiausiai, kaip kitaip pavadintum, stiklo tuneliai yra pakankamai įspūdingas vaizdelis iš Marso, kurį mes galime šiandien pamatyti. Čia dar keletas. Eina, aišku, iki šiol debatai, kas tai galėtų būti. Marse yra nemažai kitų anomalijų, taip pat ir tokių, gal, ne tiek daug gal tų švytėjimų, tokių vadinamų
ir tikrai judančių objektų, kokie yra Mėnulyje dokumentuoti daug kartų, nes Mėnulis, aišku, kaip pagalvojus, bent jau teoretiškai būtų puikiai vieta bet kam pasidaryti bazę, bet kam statyti ten įrangą. Ir tai buvo net ir karinių vadovybių, net Stalinas galvojo apie tai, kad būtų puiku pasistatyti raketas tenais ir tokiu būdu tu pilnai tokį įgauni strateginę persvarą prieš bet kokią šalį. Galime įsivaizduoti, aišku, čia jau tam reikia tam tikro raketų lygių, tiek karinių, tiek tokių, kurios galėtų nuskraidinti tenais personalą, bet tai tuo metu ta kosminė fantazija prieš Tarybų Sąjungą tai buvo pačiam pakilėjime ir galima buvo planuoti tokius dalykus. Taigi, su Marsu panašios istorijos, čia dar keletas tų anomalijų Marse, tokie monolitai, kurie pasitaiko, stovintis tokie didžiuliai objektai, ten sunku pasakyti dabar kokio dydžio realiai jie ten gali būti, arba labai tikslios geometrinės formas, daugybė tokių faktų, kurie mums byloja, bent jau apie tas planetas, kurias mes galim iš arčiau patyrinėti, kaip Mėnulis ir Marsas, daug paslapčių jas byloja. Čia Marso veidas, tas žymusis. Vienėtojų bandant tyrinėti jo konstravimo būdą, lyginant su piramidžių sfinkso konstravimą, kaip tai gali atsispindėti akmeninėse konstrukcijose ir kitur. Marso piramidės lyginamos su Gizos piramidžių kompleksu ir taikoma tai. Na ir mes peršokom dabar jau dar vieną tokią potėmę, tą vadinamą vidinės, čia labai staigiai peršokom, kad nedėl vaizdo. Gerai, padarykim pertrauką, paklausim. Tas Marse rastas, taip. Čia buvo ta istorija nuskambėjusi, čia buvo tokiuose laikraščiuose, dar man atrodo, kai aš atsimenu nuo vos ne vaikystės ten komjaunimo tiesoje ir vos ne tokiuose laikraščiuose. Tai buvo labai paplytę, tai buvo oficialu, tai buvo, tie dalykai buvo taip žaismingai pateikiami, kad radom, kas čia yra šešėlių žaismas tai, ar tai mūsų protėvių statiniai ir taip toliau. Toks buvo. Taip, tai yra absoliučiai, taip sakant, tokia tapo visuotinė informacija. Dabar jinai gal nėra tokia plačiai paskleista, tokia populiari, kaip pasakyti, kad kalbėtų apie tai žmonės, bet tuo metu, kai tai pasirodė, tai buvo labai plačiai nuskambėjusi. Žinoma, nieks netvirtino tuo metu oficialiuose šaltiniuose ir net nekėlė gal tokių hipotezių, nors ką ten gali žinoti, aš neatsimenu, kiek drąsiai apie tai buvo kalbama, bet nes kaip minėta senesniais laikais, tai buvo pakankamai drąsiai kalbama apie gyvybę Marse, tai buvo ne veltui tie visi filmai, tais ten 50s laikais, kaip čia, 6-ame dešimtmetį ir iki tol, net tai buvo labai, kaip mes dabar gal įsivaizduojam. Taip. Tiesiog Marsas žmonėm yra galvoja jau ištisus šimtmečius gal, net tai labai kažkaip susietas su žmonių mitologija, su daugeliu dalykų.